Labas rytas, štai tokiame gražiame fone pradedame naują epizodą iš Kyoto. Tai šiandien mūsų planuose su Evelina yra aplankyti pietinę Kyoto dalį ir kartu dar įterpti ir šiaurinės dalies vieną egzempliorių, tai būtent auksinėje Kinkoji šventyklą. Pagaliau. Dėliojamės kaip važiuoti, nes tarp vienų objektų ir kitų yra beveik valanda laiko pervažimai, transportui, nes jį pervažiuoti per visą miestą. Tai pasirinkom nerizikuoti, pamatysim auksinę šventyklą, kuri čia yra kaip ir pagrindinė, o visas kitas jau kaip išeis. Taip, dar Evelina labai pikta, nes rytas dar yra. Bet ir aš pats neatsibūdęs. Mes vis dar Tiksliau, aš vis dar nesusitvarkau su laiko juostom. Man dar čia kažkokia nesąmonė. Einame miegot belė kaip vėlai. Trečią keliamės 8, kažkoks jovalas. Pagaliau su autobusu ir 8 stotelėm atvykom. Autobusas išlieka nemėgstamiausia transporto priemonė tikrai. Pirma yra pėstutė, antra yra autobusas. Kartais pėstutė yra geriau. Tai laukiam dabar. Čia jau vyksta dvigubas valdymas srauto. Šventyklos vartai, tokie paprasti. Kaina 500. Čia iš esmės yra vienintelis objektas, ką pamatyti, tai ta auksinė šventykla. Ir būtent fotografuoti iš toliau, kad pasimatytų jos atspindys. Ar mums tai pasiseks, bus matyti. Pasiėmėm štai tokį bilietą ir eisime rateliu. Ir vat jums iškart ir pagrindinis objektas, galėsim iškart suktis ir eiti atgal. Ai, negalima jokių čia šartkatų. Nu, išlaukiam ir mes, nusifotkinti šitoje lokacijai, geriausiai matosi. Nu ir šiek tiek atsispindi, kad jeigu jau čia toks buvo reikalavimas ir noras, tai yra. Šiaip dumblą reiktų čia jiems išsiplauti. O tai čia 5 cm nieko nesimato jau. Netiko? Visai tiko, bet buvau susivėlus tuoj persipotkinti savo. Eina, savo. Vieną kadrelį. Hebra, vieną kadrelį. Nu kaip, Evelina, ar tinka jums viskas? Labai tinka, patinka, gražu ir yra atspindys, kurio aš ir labai norėjau. Super. Išvysti 100% viskas išpildyta, puikus laikas pasirinktas, 10 balų. Nu, einam, apeisim ratu, važiuosim į kitą pato. Ta proga iš arčiau pasižiūrėti, iški saulės šviečia į kamerą, galime taip gerai matytis. Labai sugadina tie žaibolaidžiai, tos visas šventyklas. Man visų jų iškišti visokie vamzdžiai ir po to eina variniai laidai. Bet ką darysi? Dėl saugumo reikia. Parkas toksai nelabai, kad išpuoselėtas, matosi. Sidabriniai parkas daug gražesnis. Jo, parkas sidabriniai daug gražesnis tikrai. Nu, čia esmė yra šitas pastatas, o sidabriniai jau reikia ten jiem labiau nertis iš... Taip, nertis iš kailio, kad sudomint jaunimą. Daug kartų kalbėjau apie tai, kaip japonai moka šventyklose ištraukti pinigėlius, sugalvoja vis kokių nors gerų būdų, kaip priversti žmonės palikti po kapeiką bent jau. Tai pristatau naują būdą. Yra metimo čempionatas, kuris jūs priverčia įmesti kapeiką į tą vidury esantį bliūdą. Blogiausia, kai pagauna azartas, tada prašo dar daugiau tų kapeikų. Žodžiu, prisirinksim idėjų Kauno šventyklai tiek, kad visur ten bus. Pas mus dar kai kašiorai visi tai, ojojoj, tai tiek prisimėtis į bliūdą. Einam žiūrėti toliau, ką dar sugalvoja jie čionai. Ir jeigu nepavyko įmesti kapeikos į bliūdą, meti, perki smilkalą grūdį, tada čia irgi trikė, nelabai skamba, gongas. O esmė yra tokia, kad jeigu įmeti kapeiką, sudaužėjai su gongu ant viršui ir jis turi suskambėti. Jeigu nesuskambėjo, biškį pavyko. Tai jeigu nesuskamba, vėl nepavyksta. Vėl meti kapeiką. Nu ir taip varai.
Šiandien liko 3 šventyklos iš tikrųjų. Viena tokia kaip ir pagrindinė, kurią reikėtų pamatyti, kita tokia pusiau ir trečia tokia jau laiko liks. Panašu, kad laiko liks, viskas tvarkoj. Ir dar pasitikrinom savo gidės planą, kad šiandien turim turėti restorane fine dining pontočio stiliumi japonišką vakarienę. Tai jau lėksim, nem. Mes savo leidžiame laiką tuščiai grįždami valandas stotyje, nes biškai su linijom susimaišiau, kurios yra. Bet nieko, mergaitė užtat gavo salotų. Sakė, prieš prabangias vakarienės reikia kažkokio ir paprasto. Pasitikrinti, ar vis dar alergiškas skurdui. Jau alergišką ryžiam tapau per savaitę. Nu jo, ryžių daugokai. Iš tiesų, maistas jau šiek tiek pradeda pabosti, nes toks tas pats per tą patį. Ramenai, sušiai, viskas, kas iš fast foodo, tai ryžiai, tai jau kažko norėtųsi kitokio. Vilina ieško, kur ką išmest, aš ieško, kaip išeiti. Labai daug žmonių, tau padaugiau ir būti negali, tik išlipai iš traukinio, iš karto šventyklą. Nu super, laukia Velinos ir eisim žiūrėti raudono tunelio iš tokių va tiltelių. Nu va, visokių įdomesnių geišų, tokių. Ispaniškų geišų su Prada kinukais. Gerai, Ispanija vis artin ir artin. Panašu, kad bus nemažas visai kompleksas, didelė erdvė labai. Tai vėlgi prasivaikščiosim. Šitą gal kiek bus įdomesnė, daugiau gal tokių spalvų, bet šiaip jau iš esmės jos visos vienodos. Jau čia jau to prasme tas pats per tą patį. Tai net keliam klausimą, ar tikrai vertės dar važiuoti, dar 2, kur pažiūrėjau nuotraukas, nu viskas tas pats. Viskas tas pats. Tikrai mums to reikia, jau tos akelės kitaip nebemato, jau tą patį žiūrim. Nu, gal japonai ant mūsų ir supyktų, jie rastų tuos 10 skirtumų, kurių mes neįmatom, bet nu... Oh well. Nu, einam, pažiūrėsim, kaip šita jau mus visus nustebins. Nu, pirma partija besimeldžiančių. Čia jau grotos sudėtos, kad nieks nieko per daug neprimestų į vidų. Mes einam, panašu, kad ieškoti bilieto. Nes ten toliau galim ir nepatekti. O gal ir pateks, nežinau. Aiškinsimės. Ne, čia nereikia. Judam toliau. Nu, čia panašu, kad bus ką pavaikščiot. Čia taškas. Ir judėsim čia taip į kalnelį. Į viršų. Ohoho. Evelina, ruoškis. Ruošiuosi, eime. Eime, kol kas mokėti nereikia, skamba neblogai. Nu va, atėjom vartų pradžią. Čia vyksta masinis fotografavimas. Tiek hebros. Nu, einam. Jo, vieni naujau, kiti jau saulės. Perėm į mažiukus. Jau dabar perėm prie trečio tunelio, kuris yra dar biški šiek tiek didesnis. Su dideliais. Jau pavyko Eveliną ten nutraukti. Gal ir čia pavyks kažką nutraukti Eveliną. Žiūrim. O jie tau kaip negražiai. Jau ant tiek neturim ką žiūrėti, Evelina sako, ateik kelmą pažiūrėti. Čia ką, į save pasižiūrėt man. Galvo, ko man pastoji miškų kvepia namie? Nu, geriausių bairių pasaulyje. Čia koks 5 tunelis, bet kas yra įdomu, kad visas grožis yra šiaip apsisukus. Ir lieka už nugaros. Taip kažkaip keistai. Nu, viskas aprašinėta hieroglifais, visa esmė. Daug kartų pasitikslinam, ar einam teisinga linkme, bet... Visiškai teisinga. Dangi aplinkui vien tik tai tas tunelis, biškinojom į šoną. Čia tokios šventyklos, krenta labai daug kvapo. Eina elektros linijos. Ten bardakas, buteliai ir visa kita. Back office'as. Čia kažkokių va prikabinta, prinešta tų mažų. Čia tai šventiklėlė. Nu, čia tą vartą. Tai jo, tik nėra kur centų mest.
Jeigu klaustų kas nors, kaip mums čia labai įdomu yra, tai mes jau shortcutinam. Čia yra eiti reikia į viršų, ten yra suvenyro parduotuvė ir pareiti čia. Jop, vis tik tai dar čia ne pabaiga. Ir suvenyrų parduotuvė vis tik teks praeiti. Lipam. Užlipame trečdalį. Prieš saulę nelabai matosi. Bet Kiotas yra. Ir atėjom iki vienos vietos, Crossroado, su nice view ir kur parašyta dar 30 minučių lipti kalną, kad jie apeit. Žinokit, paliksim jums šitą iššūkį ir nesikankinsim. Va taip atrodo Kiotas, kiek čia jo matosi. Nelabai gal gerai. Lipsit? Eisit ratu? Jo, 30 minučių galvojau aukoti savo kojytės. Varau. Bet kameros neimsiu, tai jūs apsižvalgykit čia. Gerai, jebra, leidžiamės į apačią, nėra ką čia daugiau žiūrėti, tai eit. Jo, eit ir matyti tą patį. Nu tai taip. Grįžom į Kioto stotį iš pasivaikščiojimo po kalną, po šventyklos. Labai valgytų, sumanėm, nors šiandien turim vakarienę turėti pontočio stiliumi. Tai turėjau biškį laiko pasiaiškinti, tai iš esmės, tai tiesiog fine dining vakarienė bet kuriam restorane, kuris yra tame regione. Ir ten tipo geišą gali pamatyti. Matėm čia daug geišų 100 krūvą. Bet kad neišalktume, pasiėmėm tokių įdomybių. O tai Evelina fried chicken, višta. Kaip? Nebloga, tokia blauzdelė. Višta kaip višta, ne? Jaučiu, kad mums ne čia reiks eit, bet nesvarbu. Ir aš pasiėmiau hotdogą su kiaušiniais, vištieną ir čili sos. Žiūrėsim, ar čia valgoma, ar ne. Pailsėję grįžę namo, jau iš po žygio pasipuošėm. Evelina užsidėjo suknelę, o aš užsidėjau kitus baltus polo marškinėlius, nes rytoj pas mumis yra didysis skalbimas ir reikia kuo daugiau baltų dabar prikaupti, tai bandau viską sudėvėti dabar kiek įmanoma daugiau. Ir einame dabar į Pontočio rajoną, kuris yra būtent toksai, tipo, kaip ir su biški susijęs su geišomis ir labiau su restoranais. Tai yra visokio fine diningo ir taip toliau. Ir čia pas mums plane yra, kad tipo, reikėtų pavalgyti Pontočio stiliumi. Iš esmės, manau, kad nieko nesiskiria nuo eilinio restorano, tai pasižiūrėsim. Kitas įdomus dalykas, kad pirmą dieną, kai mes atvykome į Kiotą ir ėjome per ten stebuklingą tiltą, kurį reikėjo mums irgi pamatyti kaip lankytiną objektą, tai čia mes ištisai jo iš tikrųjų vaikštam. Ir jau kaip ir visai jisai neįdomus ir atsibodęs. Neįdomus, taip ir liko neįdomus. Jo, vis dar neatradom jo žavesio, kaip sakoma. Visgi gal ir matau skirtumą nuo kitų restoranų, kad Pontočio rajonas tai panašiai kaip ir Azakajos tos gatvelės, kuriuose tenais visi rūko geria baliavoja. Tai čia yra vis tik tai kažkas irgi panašaus. Tik kad su maistu labiau susiję. Jo, ir visi įsinešė meniukus, reklamuojasi save, prašo išeiti, užsukti, kviečia ir paskanauti jų maistą. Eilė prie restiko, 4-6 reitas jo yra. Labai neblogas šiaip bendrai paėmus, bet palaukti teks. Gerų dalykų reikia palaukti. Atėjome jau tą savo super Pontočio style, o čia vėlės nesimato. Vyksta užsisakymas taip, užsisakai mėsą, kurią nori. Mes pasiėmėm setą arba gali po vieną gabaliuką rinktis, bet kadangi nelabai pažįstam rūšių. Imam didžiausią setą, patį brangiausią, už 50 eurų kažkur gaunasi. Pasižiūrim, sriuba, džintonikai, kimči, tomato kimči ir asorti. Confirm. I think it's okay. Nu ir dabar jau lauksim, kada galėsim kepti. Čia vam pažiūrėt, kaip visi vat irgi kepa, tvarkosi. Ir ten palikome irgi ilgą eilę, bet gerai, kad laukia dar italai. Tai pasakėm, kad kitur yra blogiau. Evelina buvo nuėjusi į 30 metrą, ne? 10 žmonių eilė, nu tavars nelabai daug laukiančių. Tai jau laukiam, gero reikia sulaukti. Jau atnešė mums ką degustuoti.
Tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 rūšių vagių mėsa. Labai įspūdingai atrodo. Čia turime riebaliuką, kurį reikėtų pakepinti tam, kad būtų pradžioje. Čia yra pomidorų kimči. Ir čia yra kimči, tą, kurį mes į Lietuvą esam perkam, tik tai, kad Lietuvoje daugiau yra kopūstai, o čia yra ir agurkai. Ir dar daiktas, kuris labai skanus, bet dar nežinau, kas tenais yra. Taip pat atnešė vasabio, sakė, pasidarykit, įsipilkit sojos ir pasimaišysit. Sakė, bus labai skanu. Taip mes ir darom šiaip ir iki šioliai su sušiais. Ir dabar dėsime čia, krausim, kepsimės ir skanausim. Vietos, kur valgyti nežinau, bet kažkaip kažką rasim. Aš jau kepu vagių mėsą su Master Chefas, o Evelina dar gavo kibiras sriubos jautienos. Nežino, kur visą tai reikės sukišti. Nežinau, bet labai skanu. Vėl taip pat skanu, ar skaniau negu tokie ar ne? Dar neišmaišiau normaliai, bet gal ir nebus skaniau. Nu va, hibridė pavalgėm, kol dar nepalikom stalo, šviežus review'as apie tai, kaip sekėsi vakarienė. Tai taip, čia jau mes jau turim tušę, čia Evelina jau yra užkandusi. Sriuba buvo su ryžiais. Ryžiai sugėrė visą sultinį, tai kol aš dirbau grilintoju, tai sriuba išnyko. Tai šiaip in general sriubai duodam 5, lyginam viską su tokio restoranu, kuriam davėm visišką kiaurą 10. O šitas, sakykim taip, vagių buvo 8. Nedaugiau. Čia atnešė daug ten skirtingos mėsos, daugiau negu tenai. Jo. Bet man ten buvo daug skaniau. Sako jinai, kad buvo daug skaniau, nes aš bijau, kad gali nesigirdėti, nes čia dar ventiliatorius ūžia. O čia su tais mikrofonais visko būna. Tai toliau yra kimči. Tai kimči 10 visiškai. Tai kaip sakant, turime 5, turime 8, turime 10. Aplinkos vertinti negalim, nes esam tiesiog visiškam zapdytą turistekę, kuriame tiesiog laukiam eilėj ir jau gavom kokią gavom vietą. Negavom kažkokių vipinių vietų arba antram aukšte, kurios yra tik su rezervacija. Nepatiko tas, kad aš nemačiau beveik nieko. Nu tai jo, jinai nematė. Tai šitos dalies nevertinam. Tai sakau, sakyčiau 8. Nu va, kaip paprastai, jau kai sakai, kad tu nori čeko, paspaudi ček. Pasižiūri, gali splitinti ant 3 draugų. Aš su žmona visada splitinu, kad Evelinai reiktų susimokėti. Ir čekinam, lauksime sąskaitėlės. Viskas, draugai, sumokėjau. Šiam 6 eurai kainavom, tai panašiai tiek anoj skiliai, kur visiškai šūdas buvo. Tai čia tikrai daug geriau buvo, geriau išleisti turistiniai pinigai. Geriau už 3, 8. Jo, ten buvo 3, tai turėkite menį. Viskas, einame dabar pro Pontačią. Čia matom, kokia eilė laukia eiti į tą pačią vietą, kur mes tik valgėm. Tai skaitom, kad gerai. Jo, kraštas dantis. Nu, žinot, mes jau čia nebeturim ko slėpti, tai esam kokie esam. Dar porą epizodų ir perspradėsi į kamerą. Ne, tai dieve, jau dings visai atstumas. Visi savi. Visi savi. Čia parodysiu dar kaip pardavinėja. Pardavinėja būtent produktus. Šiandien jau su Evelina perėjom, kad per visą šitą kelionę, 1,5 savaitės, jau suvalgėm visų variantų, kokių čia yra. Ir nieko nebenorėtume jau. Jau norėtume į cepelininę jau patekti. Nu, Evelina nevalgo cepelinų. Bet kokių bulvinių, blynų. Skanių. Pas raselę. Va. Žemaitukų. O, jeto. Vakaro pabaigai dar išėjome su Evelina pasivaikščioti Džiono gatve. Jau esame ėję, bet vis tiek jau čia viskas daugiau mažiau uždaryta. Likę tik tai tam tikri street foodai, šiek tiek žmogeliukų vaikštančių ir nieko daugiau. Ir mes bandom išvaikščioti suvalgytas kalorijas, nes prisikimšom iki čia. Tai va, hebrytė, šiai laidai, šiam epizodui atsisveikinsim. Eisim ratais, kvadratais dar kokią 10 minučių ir grįšime į metro, ir grįšime miegot, ilsėtis ir iki kitos dienos. Rytoj tikriausiai niekas nefilmuos, nes bus shopping day, gal ir nelabai įdomu.
Jo, varysimės tiesiog lauktuvus susipirkti, dar kažko, čia daugiausiai parduotuvė yra, tai galvom, kad ir pasidarysim tokią laisvą dieną, kurią išlošėm Tokijui. Tai tokia diena sau bus. O po to susitiksim jau į kelionę į Hirošimą. Iki.